Paskutiniuose John Williams kūrinio Stoneris puslapiuose pagrindinis veikėjas apie vienintelę savo išspausdintą knygą mąsto. Jam buvo nesvarbu, kad ta knyga jau pamiršta ir niekam nereikalinga. Jam atrodė kone banalu svarstyti apie jos vertę. Vargu ar kūrinio autorius tikėjosi, kad šiais žodžiais išpranašaus savo likimą. John Williams mirė 1994 metais, taip ir nesulaukęs tinkamo savo kūrybos pripažinimo. Visgi rašytojo kūrinių vertė buvo tokia didelė, kad 21 amžiuje veikalus perleidus jie tapo tarptautiniais bestselleriais. Romanas Stoneris laikomas žinomiausiu rašytojo darbu. Sveiki atvykę į Remarkų šešėlį ir šiame vaizdo įraše pristatysiu, kodėl ši knyga, kontrastuodama su šiuolaikinė individualizmo kultūra, tampa filosofinė meditacija apie daugelio žmonių gyvenimą. Pirmiausiai, John Williams kūrinė Stoneris iš dalies aprašo savo profesinį gyvenimą. Kaip ir pagrindinis kūrinio veikėjas Billas Stoneris, John Williams dirbo anglų literatūros profesoriumi Denverio universitete. Nors ir buvo atsidavęs savo darbui, rašytojas susidūrė su suvaržymais iš universiteto administracijos, todėl dažnai jausdavo frustraciją. Šią patirtį John Williams parodo kūrinėje Stoneris, vaizduodamas, kaip išoriniai interesai neleidžia skleistis Stonerio profesiniams talentams, o jo akademinės vertybės tampa niekam nereikalingos. Be to, pravartu išmanyti moderniosios psichologijos teoriją, nes tai padeda suprasti veikėjų poelgius, kurie iš pradžių atrodo iracionalūs. Pagrindinis kūrinio veikėjas Stoneris užaugo ūkininkų šeimoje, kurioje pirmiausiai buvo vertinama atsakomybė, darbštumas ir pareigingumas, o meilė ir supratingumas buvo slopinami. Tai suformavo vyro požiūrį, kad darbas turi būti pirminis prioritetas. Tai atitinka Zigmundo Freudo iškeltą idėją apie asmens superego, pagal kurią žmogaus asmenybei didelę įtaką turi tėvų vertybės. Todėl Stoneris yra atsidavęs savo profesijai, tačiau jis mažai laiko skiria šeimai ir jam sunku reikšti savo jausmus. Tuo tarpu Stonerio žmona Edita susiduria su kitais psichologiniais iššūkiais. Visų pirma, ji vaikystėje patyrė dvasinę traumą. Tekste yra ženklų, kad merginos tėvas ją seksualiai išnaudojo. Todėl Edita ribojasi nuo seksualinio gyvenimo ir jaučia pagiežą vyrams, ypač Stoneriui. Be to, ji nuolat dėvi socialinės kaukės. Moteriai iš aplinkos yra primesta būti tinkama žmona ir motina, nors jos siekiai yra visai kiti. Šveicarų psichiatras Karlas Gustavas Jungas pirmasis aprašė šį psichologinį reiškinį ir pavadino tai persona. Mokslininkas teigia, kad persona užgožia žmogaus prigimtį ir tai gali neigiamai atsiliepti asmens psichologiniai savijautai. Ši patirtis ištinka ir Editą. Ji, slopindama savo vidinius troškimus, tampa dar nelaimingesnė ir irzlesnė. Kūrinyje yra daugiau veikėjų, kurių poelgiai gali būti aiškinami per moderniosios psichologijos prizmę. Knygoje aprėpiamas visas Billo Stonerio gyvenimas. Nors vyras turėjo tapti agronomas, tačiau atsitiktinai išgirdęs 73 Šekspyro sonetą, susijaudina ir nusprendžia susieti savo gyvenimą su literatūra ir akademinė aplinka. Iš pirmo žvilgsnio Stonerio gyvenimas yra absoliučiai nieko neišsiskiriantis. Jis netlieka jokių žygdarbių, nepasiekia aukštumų profesinėme gyvenime, o šeimoje turi aiškių problemų. Skaudžiausia, kad nors Stoneris yra doras ir intelektualus žmogus, aplinka nesugeba jo tinkamai įvertinti. Knygoje svarstoma, kaip žmogus jaučiasi panašiamis aplinkybėmis, ar netgi tada jis gali laikytis oriai ir ar išvis toks vidutiniškas gyvenimas yra vertingas. Pirmiausiai, norėčiau išanalizuoti pagrindinę kūrinio temą – vidutiniškumą. Šiais laikais dažnai manoma, kad jeigu žmogaus gyvenimas yra vidutiniškas, tai asmuo yra konformistas, neturintis pasirinkimo laisvės ir drąsos veikti. Šis apibrėžimas teoriškai turėtų tikti Stoneriui,
tačiau taip nėra ir tai rodo viena svarbi situacija. Kūrinyje aprašomas konfliktas tarp Stonerio ir kolegos Holio Lomakso dėl invalidumo turinčio studento Charleso Walkerio. Walkeris mokosi doktorantūroje ir lanko Stonerio kursą, tačiau dėl nesąžiningumo ir tingumo gauna neigiamą balą. Tai labai nepatinka kitam universiteto profesoriui Lomaksui, kuris globoja Walkerį. Lomaksas, pats turintis negalią, Walkerio asmenyje įžvelgia savo atvaizdą, todėl Stonerio veiksmus traktuoja kaip išpuolį prieš save. Lomaksas aršiai gina savo globotinio interesus ir nuolat atakuoja priekaištais Stonerį. Tuo tarpu Stoneris neketina nusileisti kolegos spaudimui, nes vyrui universitetas yra sakrali mokslo erdvė, kurioje vietą žmogus turi užsitarnauti savo atsidavimu. Kitaip tariant, veikėjas suvokia, kad jeigu į šią aplinką bus įleisti tokie nemotyvuoti pseudomokslininkai kaip Walkeris, intelektualumas žlugs. Visgi, Lomakso šitie idealai nedomina, nes jam tampa svarbesnė įžeista savimeilė. Netgi praėjus daugeliui metų po tos situacijos, Lomaksas nuolat kerštauja Stoneriui. Stoneris dėl to prarado labai daug, tačiau jis parodė, kad netgi paprastas žmogus visada turi teisę rinktis. Kūrinys atskleidžia paradoksą, kad stiprus charakteris gali nulemti vidutinišką gyvenimą, nes žmogaus ginamos vertybės kartais aplinkiniams tampa labai neparankios. Be to, norėčiau dar daugiau padiskutuoti apie orią Stonerio laikyseną. Tiesą sakant, pagrindinis kūrinio veikėjas atspindi stoišką asmenybę. Jis patyrė daug negandų, tačiau visąlaik sugebėdavo nepalūžti ir surasti prasmę nykioje savo aplinkoje. Pavyzdžiui, Stoneriui nenusisekė šeimyninis gyvenimas, jis rado prasmę profesoriavime. Jam paskui nenusisekė profesoriavimas, jis rado prasmę literatūros skaitime. Šis vyro požiūris į gyvenimą labai artimas egzistencializmo filosofijai, pagal kurią asmuo pats turi rasti prasmę absurdiškame pasaulyje. Nepaisant to, prieš mirtį Stoneris vis tiek jaučia nusivylimą nesusiklosčiusiu gyvenimu. Jis svarsto. Svajojo apie nepažeidžiamą vientisumą ir savotišką tyrumą, o susidūrė su kompromisu ir smurtinga banalybe. Tikėjo protu, o po daugybės metų susidūrė su neišmanimu. Visgi vyras suvokė, kad buvo naivu kažko tikėtis iš gyvenimo daugiau ir jis gyveno daugmaž taip, kaip pats to norėjo. Kitaip tariant, Stoneris pasirinko paaukoti savo asmeninę laimę dėl veiklos, kurią iš tiesų mylėjo – profesoriavimo ir literatūros. Prieš mirtį veikėjas susitapatina su paskutinėmis 73-ojo Šekspyro soneto eilutėmis. Žinau, tu viską manyje matai ir myli dar labiau mane už tai. Paskutinėmis akimirkomis Stoneris regi savo gyvenimo epizodus – meilę, darbą, šeimą. Ir nors visa ši patirtis nebuvo tobula, tačiau veikėjas vis tiek jaučiasi dėkingas, kad turėjo galimybę visą tai patirti ir pajusti. Būtent gyvenimo vertės suvokimas paskatina Stonerį ramiai numirti. Viską apibendrinant, rašytojas John Williams apie pagrindinį kūrinio veikėją Stonerį pasisakė šitaip. Aš manau, kad jis yra tikrasis herojus. Iš tiesų, Stoneris yra didžiadvasiškas, nes ne tik turi moralinius principus, bet ir neatsižada savo gyvenimo patirties, kurie aplinkiniams atrodo vidutiniška. Kūrinys atskleidžia, kad žmogui nebūtina tapti išskirtiniam, kad jo gyvenimas turėtų vertę. Tuo tarpu šiandien mūsų visuomenė per daug koncentruojasi į asmeninę sėkmę ir autentiškumą. Visgi šį gyvenimo standartą pasiekia arba nedaugelis žmonių, arba kai kuriems jis išvis yra nereikalingas. Todėl daugėja asmenų, kurie jaučiasi pavargę nuo to socialinių medijų keliamo triukšmo. Romanas Stoneris būtent šiandien tampa daugelių skaitytojui ramybės ir stiprybės šaltiniu. O jūs, mano mėlyjei kanalo žiūrovai, ar esate skaitę šį John Williams kūrinį,
Kokius įspūdžius jis jums paliko, ar apie ką privertė susimąstyti. Būtinai dalinkitės savo įžvalgomis komentaruose, aš mielai jas perskaitysiu ir linkiu jums gražios likusios dienos. Viso.